Krepšinio pasaulyje. Tęsėme programą Krepšinio pasaulyje. Abi mūsų Lietuvos komandos, žaidžiančios dėl Europos taurės, iškovojo pergalės. Vilniaus Kibirkštis Vyčiai iki Turkijoje 70-66 nugalėjo vietos krepšininkės. O Prienai ne išvykoje, bet ir ne savo salėje, o Kauno sporto halėje 84-66 įveikė Čekijos čempionus Nymburko krepšininkus. Ir kuo toliau, tuo drąsiau legendinėje halėje jaučiasi Prienų krepšininkai. Puikus žaidėjai, puikus treneriai. Tad su pergale prieniškiai. Reikia pradžioje pasidžiaugti pergalę, aš galvoju, prieš tokią komandą vis tiek, aš manau, jinai tikrai yra gero lygio komanda. Net neabejoju, kuri kaunasi su Eurolygos tom komandom. Dabar dvi pergalės mūsų grupėje turi tokių rezultatų, realiai nelabai tikėjus. Tikrai šaunuoliai atidirbo vyrai, tiesiog gražu šaunu, sakau, žiūrėti, kaip kiekvienas stengiasi, kiekvienoje situacijoje vienas kitam padėti. Taip žaidžiant, realiai mes galim nustebinti patys save ir išeiti į antrą etapą. Sakau, žaidžiant tikrai šiandien tikrai nėra ką lygiti rungtynių čia ir su Budivelniu. Labai maloniai pergalė prieš stiprius varžovus. Tokios pergalės, aš manau, Prienų klubui yra labai įsimintinos. Taigi dabar, kiek žinau, mes įsiveržėme į lyderius, labai malonu girdėti ir tikėsimės, kad kitą savaitę Čekijoje taip pat kausimės kaip lygiai su lygiais. Lietuviška komanda, kad pas mus, tai čia mes visą laiką stengiamės tą dalyką padaryti, išlaikyti tą lietuviškumą ir norim įrodyti, kad tikrai Lietuvoje yra žaidėjų, kad jie galėtų žaisti tautiniu lygiu ir kovoti Eurolygoje dabar priėmės. Tai tikrai džiugina, bet aišku, reikalingi didesni finansai, kad ta komanda lietuviška būtų dar lygesnė. Atlyginimus sunkiai renkam, pamažu, po kruopelytę, bet įsimokam ir dabar šią savaitę vėl įsimokėsim atlyginimą. Bet labai sunku, tikimės kitais metais ir savivaldybės paramos ir dar kitų verslininkų tikimės. Labai sunku iš tikrųjų su pinigais šiuo metu ir džiugina tik pergalės ir ne vien tik Europos taurėje, taip pat Lietuvos krepšinio lygoje. Prienai 100% lietuvio komanda, kaip ir 100% yra Lietuvos Ryto treneriai. Arvydo Gronskio, Vilniečio ir buvusio žalgiriečio Dariaus Maskuliūno gretas papildė kitas Eurolygos čempionas, buvęs Dariaus komandos bičiulis, žaidėjas, o pastaruoju metu treneris Dainius Adomaitis. Taip pat Kauno Žalgiryje palikęs ryškų pėdsaką. Ką aš daviau Žalgiriui, tai čia jau gal nusprendžia, tai gal kiti žmonės. O man Žalgiris tai buvo toks, galima gal pavadinti kaip tramplinas į kitą lygį visiškai. Emocijų toksai užtaisas labai didelis, gerų emocijų. Vėl kad buvo tai vieni nuostabiausių gal metų 3 tie sezonai Žalgiryje. Sunkiai tada tu apsisprendė, ar ne, iš Vilniaus atvažiuoti į Kauną. Buvo nesutaikomi tie priešai, statyba Žalgiris, po to Lietuvos Rytas Žalgiris. Taip, buvo ta kažkokia tai priešprieša aikštelėje, tačiau visi žaidėjai, kurie žaidė, visus pažinojau, todėl kad jau žaidėm jau rinktinėje. Taip, kad kažkokio tai didelio apsisprendimo, kad galvoti taip ar ne, nebuvo, todėl kad tai buvo šansas pereiti kokį kitą lygį. Ar trenerių dėka, kas tave kvietė? Kvietė, tai buvo tuo metu, dabar jau amžinatilsį Girskis paskambino, pasakė, kad yra Žalgirio pasiūlymas ir
Ir ar nori, ar ne. Žinoma taip, todėl kad ambicijos komandos buvo labai didelės ir tai deklaravo viešai, taip kad norėjusi būti dalimi to visko. Šarūnas Kazlauskas. Taip. Tai irgi buvo dalinai pažįstamas. Taip, apie trenerį girdėjau tik tai gerus atsiliepimus ir gera nuomonė buvo ir to įsitikinau pats. Taigi iš tų sezonų, kuris tau labiausiai įstrigo atmintin Žalgiryje? Aišku, pats paskutinis buvo gal, kai laimėjome Eurolygą, tai buvo toksai išskirtinis, todėl kad buvo tikrai ir išskirtinis ir kolektyvas, ir tos pergalės. Visur labai retai būdavo, kada pralaimėjimas, taip kad tokias visiškai pasitikėjimas savim, savo komandos draugais visais buvo toksai labai didelis. Prisimeni tą euforiją Karmėlavos oro uoste, apskritai gatvėse, rotušėje? Kažkas tai neįtikėtina buvo, taip galima vienu žodžiu pasakyti. Važiuoji į tą autobusą ir šiurpas per nugarą eina paprasčiausiai. Sunku patikėti. Tai. Lietuvos vyrų krepšinio rinktiniai, kiek tau teko sužaisti? Negaliu atsakyti, kiek tų rungtynių ar kiek, bet Tu porą sezonų? 90 nuo 97 iki 2000-ųjų. 4 metus. Nebuvo patys geriausi tuo metu rinktiniai metai, bet ir nebuvo blogiausi. Taip, tai buvo po 96 metų rinktinės kaip pat jauninimas. Galima pasakyti, tai buvo tikrai keletas šansų, kada galėjome pasiekti gerą rezultatą, tačiau kaip ir dažnai būna sporte, tų šansus arba išnaudoja, arba ne. Mes 99 Prancūzijoje čempionatą turėjom tikrai labai realų šansą, bet nelemtas ketvirtfinalis viską nubraukė. Ir su Sabonio drauge turėjai galimybės pabūti? Taip. Kokie čia prisiminimai? Tik tai geriausia, turbūt niekas apie Arvydą negali pasakyti blogo ar kažko negero, tai visi pasakys tik tai gero, todėl kad tai yra didis krepšininkas, didis žmogus ir kaip asmenybė. Tai mūsų atsisveikinimo, bet ne amžino, interviu su Dainium Adomaičiu, kai iki jo išvykimo Italijon liko lygiai 4 valandos. Miestas tai Montecatini vadinasi, o klubas tai bus pavadinimas, man atrodo, Cucheti. Tai 35 000 ten gyventojų gyveno, jis yra toksai kurortinis miestas, ten turi savo mineralinių, ten vandenų kažkokius tai išteklius, ten garsius ir gan daug atvažiuoja turistų. Teko žiūrėti juostą su praeitą sezoną, kaip žaidė. Nieko, įspūdis geras dar. Žiūrėsim, sunku dabar vertinti, ką nors. Pradėsim treniruotis, užžaisim keletą varžybų. Tada bus viskas aišku. Išmokti reikia italų kalbą dar. Ir, svarbiausia gerai pasirengti sezonai dabar visos mintys, kaip stovykloje, kaip dukrai kelionė praėjęs lėktuvų pirmą. Kiek dabar dukrai? 2 metai bus. Ar svajoji ir planuoji, o kasgi bus toliau po Italijos? Kiti Europos miestai, kitos šalis, ar Lietuvon ir apskritai ar galvoji, kad ar teks kada nors vėl užsivilkti Žalgirio marškinėlius? Ne, kol kas tai visas dėmesys yra sutelktas tik tai. Dabar buvo sutelktas visai kelionė, dokumentų visiems tvarkymui. Galima pasakyti, kaip tu vargai? Ne, tai čia kam čia pasakot. O taip, tai visos mintis, kaip, kad kuo geriau pasirengti sezonui, kad susidraugauti su draugais, su naujais komandos visais draugais. Labai gera patirtis ir užsigrūdinimas ateičiai buvo. Buvo labai sunku, taip galima. 3 lietuvių trenerių vadovaujamas Lietuvos Rytas tik tai 3 kėlinius puikiai priešinusi be pralaimėjimo Eurolygoje žengiančiai Barselonai. Tikėkime, kad šitas pralaimėjimas neišmuš komandos iš vėžių, nes vilniečiai kuo toliau, tuo geriau žaidžia. O štai Kauno Žalgiris namuose susitiko su Eurolygos outsideriu Vitorijos Kajo Laboral komanda. Prieš tai pralaimėjęs Zagrebe C9 ekipai. Džiaugiamės, kad vėl kauniečiai parodė puikų žaidimą ir ne tik nugalėjo
Ispanijos ekipą, bet ir užsitikrino vietą tolimesnėme Eurolygos etape. Komentarai apie tai. Labai gražios rungtynės. Sakyčiau, ką planavome, viskas išėjo. Šiandien buvo labai gera gynyba kieta nuo pat pradžių, ką mes ir akcentavom. Ir tikrai pavyzdinė gynyba, kurios pasiekmėje tikrai padarė priešininkai daug klaidų. Mes turėjom daug progų ir atakuoti. Viena iš priežasčių, ką šiandien gerai darėm, kova dėl atšokusių kamuolių, ypač po priešininkų krepšių. Atkovojom berods 23 kamuolius, tai čia toks rodiklis tikrai, kur mes turėjom antrą progą užpult ir išnaudoti. Tai priešininkus tikriausiai daug išmušėm iš vėžių ir šiandien rungtynės parodė, kad esam tikrai kaip stipri komanda, ne tik puolime, bet ir gynyboj. Visą laiką įkvėpinėja žaidėjus, treneris ir viena iš priežasčių čia, kodėl yra visai kitas žaidimas, nežaidžiam namuose. Vien pažiūrėkit, kiek žmonių ateina pažiūrėti ir kokia atmosfera čia arenoje šitoje. Tai tikrai įspūdis čia ir žaidimo praktiškai nereikia. Nors tikrai treneris moka užvesti ir užveda ir žaidėjai visą laiką būna pasiruošę 100%, bet čia yra krepšinis, ne visą laiką ir pasiseka. Paprastai Žalgiris ketvirtajame kėlinyje nuleidžia rankas, sparnus, visi mes laimėjom. O kodėl čia šiandien iki paskutinės sekundės su Mindaugu Kuzminsku prieš akį daužėt priešininkus? Taip, čia vienas iš dalykų, kuriuo mes norėtume matyti kaip trenerių žaidėjų ir mes džiaugiamės matydami tai, nes tokios komandos, jeigu tai atlieka ir žaidžia iki paskutinio švilpuko, tai rodo, kad ta komanda gali toli eiti ir žaisti finaliniam net ketvirtį, nes jinai niekada nepasiduoda, pilna ambicijų ir kovoja dėl kiekvieno kamulio ir stengiasi visą laiką laimėti. Čia malonu tokį dalyką matyti ir norėtųsi tai daugiau pamatyti. Mūsų tas darbas į priekį numatytas, kaip sako, išminuotojai einam priekyje ir tas dubelės užkasinėjom. Stengiamės, kad jų nebūtų ir neįkristume tas dubelės. Čia vienas iš tų rungtynių, kur tikrai daug kas sekėsi, aišku, priešininkam irgi ne viskas krito, ne viską pataikė, ne viskas jam sekėsi, bet reikia dėkoti už kovingumą, už tai, kad sužaidėm tokias rungtynės, kad ir žiūrovai, ir salė visi buvo patenkinti, kad iki pat galo rungtynių visi sėdėjo, niekas nenuobodžiavo ir visi tikrai sirgo už mus ir ta tikrai čia nuostabi tokia atmosfera jaučiasi. Kuo daugiau Žalgiris iškovos pergalių, tuo laimingesni bus broliai dvyniai Dariušas ir Kšištofas Lavrinovičiai, kurie prieš porą savaičių atšventė savo 33-ąjį gimtadienį. Krepšinio pasaulyje! Šios dvynukus atvyko pasveikinti mūsų braliukai, dvyniai lietuviai iš Latvijos, Normunds ir Nauris Maciai, kurie bičiuliaujasi su broliais Lavrinovičiais, su kitais mūsų krepšininkais ir treneris ir mūsų tautiečiai iš kaimyninės valstybės yra, sakyčiau, didžiausi Lietuvos krepšinio ambasadoriai. Jie atvažiuoja į visas Eurolygos rungtynes, jie drauge su Lietuvos rinktinė keliauja po Europą, pasaulį, jie buvo ir Venezueloje, jie pirmą kartą atėjo ir į Kauno Žalgirio persirengimo kambarį pas brolius dvynius, broliai dvyniai su dovanomis, žinoma. Pažiūrėkit, kokią dovaną gavom. Oi. Suprantat? Oi. Jūs atsiminat, ar Tavo ne? nuotrauka, broli. Tavo nuotrauka, žiūrėk. O, tai dar gražus, aš galvoju, dar baisesnis aš. O čia ką parašyti, pažiūrėkit. Mes važiuojam, dar į muziejį važiuojam, krepšinį muziejį. Mūsų jėsai kažkokiu dovanį, sekmadį. Mums reikia parašyti, pristatyti. Mes va, parašysim Maikutį tada visi. Jo, muziejį važiuojam. Ja, mūsų paskirti. Viską paliksiu, pasimsiu tik tai, ką radau tavyje. Šviesa lydėjusi kely, tavo malda, kaip paukštis klastoji tolyn nuo žiemos.
Čarčinis atkreipti. Negalima lįsti ant to 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 33 kartus reikia. Jo, gana. Nelips. Vladimirai, taip. Padarysiu, visi duomi. Gerai. Taurė žemiau, paskelbė laiką. Lietuva! Gimtadienį. Ačiū. Kaip? Bilitai nelabai, jo geriai. Mūsų labai patinka, mes fanami buvo. Ir mes su jiems. Braliukai, va. Bet mūsų reikia perduoti kažką, palaukit. Atsisveikiname su 4 broliais, dvyniais ir linkime jiems ir visiems jums ir savo mylėti tą oranžinį kamuolį ir džiaugtis mūsų pergalėmis ir neliūdėti dėl pralaimėjimo. Susitiksime lygiai po savaitės, tuo pačiu metu, toje pačioje vietoje, Sport 1 televizijoje. Iki pasimatymo.